Sveiki, mėlyjei, kurie klausotės mano minčių, pasidalinimų. Neseniai įkėliau video, bet dabar taip pat su jumis noriu pasidalinti tokiamis mintimis, nes paskutiniu laiku dažnai galvojau, kai pastebėjot pagal pavadinimą, tai klausims tikriausiai, kuris rūpi tikrai bent jau daugelį žmonių. Mažai, tai yra žmonių, kurie iš vis negalvotų, kas juos nuodija, apie sveikesnį gyvenimą. O kadangi žmogus yra ne tik tai kūnas, bet ir dvasia yra, ir tai neatsiejami dalykai, tad turi būti sveiks ir kūnas, ir dvasia. Ir mes žinom visokius. Buvo ir skiepai visokie, ir vieni buvo už, kiti prieš, įvairiausių nuomonių. Maistas nebesveikas, chemtrailus barsto ir karai vyksta ir visokie dalykai negeri dedasi. O dabar aš žmogus, ir jūs, tie, kurie klausotės manęs, mes gyvenam savo gyvenimą, bet mintimis vis tiek mes pastebim kažkur tai apie ir gandus, ir tikrovę, kad kažkur tai karas vyksta, kažkur tai dar kažkas negero. Kartais pagalvojam, kaip gerai, kad mes ten nesam. O jeigu turim kažkokių artimų arba šiaip mylim žmonės, pergyvenam dėl tų kitų ir mūsų jausmai keičiasi ir gyvenimas keičiasi taip pat. Tai aš labai, kad neišsiplėst, aš mąsčiau, iš vis gal toks amžius man jau atėjo, kad atrodo liktai norėčiau gyventi, dar kažkaip gyvenim keisti, tos vertybės norėjus apžvelgti, gal kažką reikia kitaip mintis kreipti ir visą gyvenimą. Tai mėlyjei, kas mus visus pagal pavadinimą, kaip matėt, visus žmonės, kas mus, koks yra nuodus, kuris yra apnuodijęs visą žmoniją ir kas yra priešnuodis. Tai, kai pastebėjot krikščionis, tai aišku labiau užkart supras galbūt, ir nekrikščionis žmonės, galbūt kai kurie užklys į kanalą ir pasižiūrės, tai gal pagal pavadinimą, kad apsisaugot galbūt, kas čia dalinasi ir kaip, nors tų kalbų yra daug tikriausiai apie tokius dalykus. Bet galbūt aš sugebėsiu su Dievo pagalba perduoti savo mintis ir gal kažkam jos padės. Tad pasiklausykite. Nuodas visai žmonijai, galėtų būti trumpai, galėčiau ir užbaigti jau savo pasidalinimą. Tai nuodėmė. Visa žmonija yra apnuodyta nuodėmė. Ir pasiekmes krikščionys žinom, nuodėmės pasiekmė mirtis. Ir kada ji bus, nė vienas nežino žmogus, bet kad bus tikrai žino, nes miršta žmonės, matom. O kas yra priešnuodis? Priešnuodis tai yra Kristaus kraujas pralietas už mus. Tai Kristaus auka, jis yra mūsų priešnuodis. Nes mes patys negalim iš nuodėmės išsivaduoti. Tai jūs tikriausiai vienareikšmiškai krikščionis jau tikrai, kur jūs bebūtumėt, kokioj denominacijoje, kaip jūs ten, vis tiek jūs sutiks su manimi, kad visi esam nuodėmingi, visi apnuodyti nuodėmės ir kad Kristus tai yra vienintelis priešnuodis, tai yra viešpats mūsų Dievas, kuris mus iš tos nuodėmės, iš tos vergijos. O dabar kaip plačiau, šitaip galėčiau ir užbaigti, bet aiškus visiems įdomu, kaip čia dabar veikia ir aš kodėl aš dabar šitą dalinuosi, aš pats mąsčiau, o kaip veikia, kaip aš apsinuodiju, kodėl vieną dieną man būna geresnė, kita blogesnė, aišku, jos taip ir turi būti, negali visą laiką būti gerai arba visą laiką blogai, turi kažkoks būti pagerėjimas arba kažkas, neskau, kad turi būti pablogėjimas, bet mūsų gyvenimas toks yra, kad yra geriau, yra blogiau, bet dabar
kaip aš apsinuodiju, aš pamaščiau, vat, kad ir būni, sakykime, su žmonėmis bendrauji ir kaip kad aš jausdavausi blogiausiai. Dar seniau, kada taip Jėzaus nepažinojau, ieškojau to Dievo kažkaip, buvau ieškojime. Ir vis tiek suprasdavau, kad jeigu esu piktas, jaučiuosi negerai. Pyktis nemalonus jausmas. Pavydas, kada matydavai žmonės, kad kažkas turi labiau, arba kad kažkokie vaikai, netgi vaikystėje, kai būdavau, kad turi tėvus ir ten šeimoje ir apsirengė, ir pavalgė, ir tu tiesiog jau pavydi. Tai nuo pat vaikystės jau buvau apsinuodėjęs. Nu, ta prasme, gimiau, viskas nuodėmė čia aišku jau yra, bet tie, kaip sakant, visi, kad plačiau, tai vat, pavydas kitiems, paskui tu augi ir įsigyji galbūt kažkokią svajotą daiktą, galbūt mašiną, galbūt namą, bet matai, kad kažkas turi didesnę mašiną, didesnį namą, gražesnę mašiną, arba netgi galbūt žmona gražesnė, o galbūt protingesnė, o gal vaikai ten pas kažką priklausomi, narkotikus vartoja, o kitų vaikai tokie dori. Ir žinot, tas pavydas va toks, ir ne tik pavydas, tai nusivylimas, neviltis irgi. Vat visi jausmai jų daug, biški su jausmais man sunkokai, nežinau kaip kitiems, tų jausmų labai daug yra, bet tokie vat pagrindiniai, tai pavydėti savo artimo žmogaus, sakykime, pavydėti vyro, arba pavydėti žmonos, kontroliuoti. Vaikai, kada išeina, sukuria šeimą, dar norisi vis jiems vadovauti, kontroliuoti, ir ar tai daro gyvenimą lengvesnį. Aš tai turiu dabar ir mano vaikai, kurie vyresni yra, du, ir kurie sukūrė šeimas, yra kur dvi mažesnis dar su mumis, su žmona gyvena. Tai vat, ir ar man norėtųsi kažkaip pakontroliuoti, pavadovauti. Ačiū Dievui viešpačiui, kad yra tas tikėjimas toks, kad Dievas myli man vaikus labiau negu aš myliu, ir kad jis tinkamiausiai jais pasirūpins, ir kad nereikia, kad jie turi savo, kaip sakant, galvą, savo protą, ir kad jie tikrai, aš galiu tik su meile, tik tai mylėdamas, be jokių, kaip sakant, ir mažus vaikus auklėjant, juk tik per meilę galima, jeigu tu jiems pradedi uždrausti ir, sakykime, kažkaip, va toks, tai va čia yra gyvenimas, jis vadinasi gyvenimas. O dar norėčiau paliesti, sakykime, toks atvejais, kaip žmonės, ir man tai būdavo, vat kažkada anksčiau žiūrėdavau, ten atkreipdavau dėmesį į valdžios žmonės, ten, kurie, išrenkami į tą Seimą, prezidentai, ten kitokie tarnautojai. Ir jie, pasiturinti žmonės, gerai gyvenantys, atlyginimai geri ir taip toliau, gal mašinas gauna kažkoks valdiškas, kur nereikia savo, ten gali naudotis, ir visokiausių patogumų ir gerumų. Bet žinote, pradedi pykti ant jų, kad jie negerai dirba darbą, paskui dar išgirsti kažkur, kad kažkas kyšį paėmė, ir taip pat pradedi tuos žmonės tiesiog smerkti, teisti, o tai vėl nuodai yra. Krikščioniui ir nekrikščioniui. Jeigu esi žmogus ir netikintis, taigi vis tiek tu pavydi, taigi vis tiek tu jauti baimę, vis tiek tu jauti nusivylimą, vis tiek tau noris patikrinti žmonos, kadangi aš vyras kalbės taip, noris patikrinti galbūt telefoną. Norisi kontroliuoti, norisi vadovauti, o ypač kai minėjau, kada tu matai kitus žmonės ir tu sakai, pats dirbi kokiam mėsos kombinate, mėsos kilogramą įsineši, ir pyksti ant tų žmonių, kurie ima kyšius 100 000, pardavinėja Lietuvą, sakykime, taip, tokių esu girdėjęs.
pasisakymų. Tai ar darosi žmogui geriau nuo to, kad tu keiki kitus žmonės, kad juos smerki, teisi savo širdyje? Jie netgi galbūt tavęs negirdi, jeigu tu tai viešai pasakai, ten dar kažką, nu ir išgirdo, o ką pasitaisė, jie pagerėjo, pasikeitė tie žmonės. Taigi žmogų galima pakeisti, tik tai vienas Dievas gali žmogui padėti pasikeisti, jeigu dar žmogus to nori. Jeigu žmogus to nenori, imkim bet ką, imkim alkoholiką, imkime tas, kuris persivalgo, netgi imkime ir tokias, galime paliesti, kad ir sportininkas, nu va tiek sportuoja, kad nusisportuoja, kad vienos operacijos, ten žmonės nepatenkinti savo išvaizdą, sakykime, nu galbūt daugiau merginos. Nors ir vaikinai taip pat nori būti gražus, patikti merginoms. Ir sakykime, aš pats gerai prisimenu, kad tai kažkokie, sakykime, kad ten pasidažė dar kažką, nu, liktai kaip ir viskas normalu. O kaip žmonės nori atkreipti dėmesį, auskarų prisivirimai ir tai galima vardyti, o ar tai padeda žmogui, nu sako žmogus, nu jis galvoja, kai jis jaučiasi geriau. Bet ar tai yra tiesa? Ar negeriau būti susitaikyti su savo išvaizda, susitaikyti su tuo, kad tu turi tos išminties tiek, kiek Dievas tau davė, kad turi šeimą tokią, kokią tu turi, o jeigu neturi iš viso šeimos, tai bent džiaugtis, kad gyvenimą gavai ir taip toliau galėtų be galo čia vardinti ir žmogui tada lengviau gyventi. Nu, vat mano tokios mintis, nes aš visą tai, ką kalbu, aš visą tai esu apgalvojęs ir patyręs. Aš ir pavydus, aš buvau be galo pavydus. Kodėl dalinuosi dabar? Aš buvau be galo pavydus ir žmonės tiesiog kaip laikiau kitą kartą kaip kokį daiktą, kokią nusavybę, nors žmogus yra asmenybė, o ne nusavybė, jis yra asmuo, ar tai būtų žmona ar vyras. Kaip norisi man būti laisvam, taip ir kitam norisi būti laisvam, kaip nori, kad tavęs kažkas nekontroliuotų, taip ir darykite, elkite su kitais taip, kaip norit su jumis, kad elgtųsi. Norisi, kad pasitikėtų, norisi, kad mylėtų, norisi, kad gerbtų ir taip toliau. Tai va, mylieji, dabar dar, nu kadangi čia va dabar aš nelabai žiūriu, bet vis tiek, nu kažkam biškį nori pažiūrėti kokį pasidalinimą, pamokslą, sakykime, kokio pastoriaus ten ar kažkokį ir vis tiek prameta ten, pasižiūri ir be to ir jie kalba apie karą, dabar kas dedasi. Sako, kad jau tikrai paskutiniai laikai, žiūrėkite, Jėzus buvo perspėjęs, kad bus tų karų, o kom čia skiriasi, visados kariaudavo liktai, bet dabar tiek, vat, kad ir pasižiūrėjus, va čia visi pyko, kariavo, nu, tebe kariauja dar, kaip sakant, broliai artimi, kaimynai jo, Rusija su Ukraina. Kažkas stoja į vieną pusę, kažkas į kitą, paskui pradeda vatnikais, visą, nežinau, net tie pavadinimai tokie, bet žmonės pykstasi. O dabar iš to piktumo, ką karas sustoja, jeigu vienas kažkas ten žiūri taip ir jis prie to, o kitas prie kito, o kaip sakydavo, kur ten du mušasi, geriau trečiam nesikišti dar ir kaltą paliksi. O dabar jeigu imkim ten, nu ir aš girdėjau, kad sutaikint norėjo, vat kaip Amerika, tokia didelė šalis, kaip sakant, prezidentas galinga šalis, tai čia padarys taiką, sutaikins tokią krikščionybę dabar Amerikoje ten nori taip viską padaryti, kad tiesiog tiek visko gero, kai klausausi, o jau pats kariauja. Nu tai ir kur čia, kai aš praėjusiam dalinausi, kad krikščionybė nešė su kalaviju, taigi ar ne tas pats šiandien vyksta, brangieji, nu, tai būtų sunku neigti. Taigi tas pats. Čia vienas žmogus parašė komentarą, taip tikrai dauguma kalba,
sako, kad esą laiko save ir sako, kad yra krikščionis, o tai koks tas elgesys yra? Nu, kalba, tai galbūt ir atitinka krikščionišką kalbą, o elgesys, tai kalbu, kad esu krikščionis, o paskui išeinu mušu kaimyną, dėl to, kad jis kažkaip netaip elgesi, mano atžvilgiu man nepatinka, ar dar kažkaip. Tai va, mėlyjeji, šitokie dalykai, tai didžiausias nuodas yra nuodėmė, o nuodėmės pasekmė mirtis, o kai numiršti, taigi dar ne viskas baigėsi. Paskui, aišku, bus nuodėmės sunaikinimas ir visa, kas nuodėminga. Ir šėtonas atsiims savo. Visiems bus atlyginta pagal jų darbus. Taip bent jau sako šventas raštas. Aš nė vienos eilučių šį kartą neskaitysiu, jų ir nereiks skaityti. Čia visas šventas raštas mano tame pasidalinime. Dievas visur apsako, kas yra Jėzus Kristus mirė už mus ir vienintelis, kaip mes galim su ta nuodėme, pats mes negalim su ją kovoti. Mums vis tiek paims ir pavydas, mums, kaip sakant, kažką nuteisime, pasmerksime, nesutiksime, galbūt ir pasiginčysime, apkaltinsime ką nors, galbūt žmogus ir tikrai kažką netinkamai daro, bet tu kaip tu jam pasakysi? Pasakysi kaip Jėzus su meile, kad jam būtų dar galimybė pasitaisyti, kad jo širdį paliestų. Ne, aš greičiausiai pasakysiu, o koks tu nevykėlis, nenaudelis ir žiūrėk, kaip tu čia elgysi ir dar pavadinsi bepročiu, kaip sakant, šventam rašte, nors irgi taip pat sako, nevadink, ten geriau gernapusę ant kaklo užsikabinti, nusiskandinti, kažkas panašiai yra. Vien žodžiu, viskas yra aprašyta, vėl skatinu, mėlyjei, skaityti šventą raštą, bet skaitant šventą raštą, pastebėjau, jeigu tik perskaitai, nu tai išgirdai, bet jeigu tu negyveni, kaip moko Jėzus, kaip Kristaus mokslas yra, tu tiesiog turi gyventi ir tada Jėzus tampa gyvas, netampa, Jėzus yra gyvas, bet tiesiog tu gyveni, tu gali atspindėti, tu tikrai kaip žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą, o Dievas save apreiškia per charakterį, koks jis yra, tai mes, kad ir kaip beatrodytume, kad ir, kaip sakant, kas gražesnis iš išvaizdos, kažkas sportiškesnis, kažkas galbūt ir ne, bet grožis žmogaus ne vien tik išorė. Vat aš barzdikė biškį pasitrumpinau, gal kažkas pastebės, bet ar yra skirtumas? Ar su ilga barzda aš čia kalbėsiu, ar su trumpesnė, ar iš vis tą barzdą nusiskusi. Tai nepadarys manęs geresniu arba blogesniu žmogumi. Ne barzda mano daro mane geresnį ar blogesnį. Širdis mano, protas. Kaip aš žiūriu į gyvenimą, koks man vertybės yra. Ar aš vertinu tik savo gyvenimą ir ką turiu aplink save, ar aš taip pat vertinu ir kitų žmonių, ar mano skausmas tik yra mano skausmas, ar aš, kaip sakant, turiu pasimelsti, kažkokį parodyti dėmesį žmogui, kuris irgi taip pat yra papuolęs galbūt į kažkokią bėdą. O kada mes labiausiai suprantam kitus, kada patys esam praėję tuos kelius tokius. Kas buvęs alkanas, tas supranta, kas. Taip, juk pas mus yra pasakytas, o tu alkano neužjaučia. Jeigu neturėjai bėdų, vargų ar dar kažko, žiūrėkit, kas turi panašių problemų, tie labiausiai geriausiai vienas kitą ir supranta. O mes, kadangi visi esam nuodėmingi ir esam apsinuodiję, tuo tai turėtume suprasti vienas kitą, kuo mes čia esam apsinuodiję. Ir kada vieni su kitais šitaip elgiamės, turėtume žinoti ir tiesiog mąstyti, kad taip nesielgti, va taip nedaryti. Vat aš džiaugiuosi, kad neužimu kažkokio posto ir nesu ten kažkur užimantis pareigas, galbūt tame pačiame Seime arba ten
koks prezidentas ar ką, juk jiems didelė atsakomybė yra duota. Ir kaip sakant, o jeigu ir jis krikščionis, ir aš krikščionis, taigi man lengviau yra gyventi netgi. Man tokių netgi pagundų nėra, nes man Dievas nesuteikia tokios valdžios. O kaip sako, nėra valdžios, kuri nebūtų duota iš Dievo. Nu va, netinkamai elgesi vyksta, karai vyksta, visokie dalykai. O dabar biški mylėjai dar 20 minučių, dar tiesiog kokį 10 minučių gal ir nereikės. Noriu apie tą priešnodį, vat, kaip per save patirti tiesiog, vat, kaip Jėzus, kad šventą raštą paminėjau skaityti ir kad tai taptų gyva, net nepasiliktų užrašytis eilutės ten šventame rašte, kad jos gyventų mūsų širdise, mūsų protuose, o paskui pereitų į tiesiogiai elgesį ir kad mes pasikeistume pagal Dievo atvaizdą, kad būtume panašus į Kristų. Tai mūsų charakteris turi keistis ir tada mažiau bus pavydo. Nebus, kad iš viso galbūt, nežinau, laimingi žmonės tie, kurie galbūt nebepavydi, laimingi žmonės tie, kurie nesupyksta iš vis, palaiminti tie žmonės, kurie moka susitvardyti, kurie gerai sutarė šeimose, kuriems patinka vienodai ta pati, tos pačios giesmės, muzikos spalvos ir taip toliau, kaip sakant, kurie sutarė va šitai, bet tai būna tikrai nedažnai, dažniau mes ir matome ir žiūrime skirtingai, kaip sakant, atskirus, kaip sakant, tokius dalykus, kaip minėjau, tą patį karą, vieni šitaip, vieni atrodo į vienų pusę stot, kiti į kitų, kiti sako, aš nei raudonas, nei baltas, įvairiausių yra. O kaip geriausiai, o kokiu geriausiai, kada geriau bus? Kada aš, pavyzdžiui, supratau, kad aš vis tiek negaliu jokios įtakos niekam padaryti. Ką aš galiu pabandyti, aš galiu savo šeimoje pabandyti santykius, kad aš ir mano žmona, mano vaikai jaustumės namie geriau. Aš galiu pabandyti dar artimoje aplinkoje savo, sakykime, bažnyčioje elgtis atitinkamai, kaip Kristus moko, ir ne tik namuose, bet bendruomenėje, ir ten bus geriau. Taigi pasaulį keisti reikia, pradėti nuo savęs. O mes dažniausiai šaukiam ir klykiam, kad ten padarytų kažką, kad ten padarytų dar aną, kad taip elgtųsi, kaip aš galvoju, bet taip nėra. Ir tu jau nebeturi ramybės, nes gyvenimas vyksta ne pagal tave. Ir tai nuo artimiausios aplinkos ir tai plinta iki pasaulio pakraščių. Juo daugiau žiūri informacijos, juo ten daugiau pergyveni dėl visko, ką galim padaryti. Galime tuos lėktuvus numušti, kurie chemtrailus barsto. Ką daryti galime. O ką mes galim padaryti? Yra pas vienus tokia puikia maldelė, pas savipagalbos grupės yra. Ir jų tokia malda yra: Dieve, suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti. Drąsos keisti, ką galiu pakeisti. Ir išminties tą skirtumą suprasti. Puikiai malda, nežinau. Nėra žinomas autorius, kas tą maldelę tokia, Tėve mūsų, mes žinom, Jėzus išmokino. Bet šitą man labai irgi patinka. Dieve, padėk man suprasti, ką aš galiu pakeisti ir ko negaliu pakeisti. Netgi, kad savęs negaliu pakeisti, ką man galvoti ten apie pasaulį kažkur daro, apie kitą žmogų. Jeigu aš savęs nesugebu susitvarkyti, susikontroliuoti ir savo jausmų visų, tai ką aš galiu ten savo žmoną ar vaikus, ar draugus, ar dar kažką. Tai mėlieji, ar galbūt bus naudinga, gal daugiau ramybės, gal tie, kurie buvo užėję čia dabar pasiklausyti manęs į kanalą mano, tie, kurie netikėjo, gal vis tiek, kad ir kokį jūs beturėtumėte tikėjimą ar neturėtumėte, vis tiek supratot, kad blogi jausmai ir priverčia blogai jaustis, pykčiai, pavydai ir taip toliau, nepasitenkinimas, kai kiti, ką tu gali? Tu gali pakeisti požiūrį. Kaip aš tą maldelę kalbėjau. Jeigu tu negali pakeisti situacijos, galim pakeisti tą situaciją į požiūrį. O jeigu dar mums kaip krikščionims, jeigu mes pasitikim Dievu,
jeigu mums nelieka tos baimės apie rytojų. Vat sako, negalvokit, kas bus rytoj, užtenka šiai dienai vargo. Tai va, o mes galvojam dešimtmečiais į priekį, kas bus po 10 metų, o mirštame po 10 dienų. Ir mūsų tie pergyvenimai, kiek mes laiko prapergyvenom, nieko nedavė naudos. Mes tik pasibloginom savo tas dienas, kurias dar gyvename. Nu, mėlyjei, manau, kad užteks 25 minutės. Kada kils kažkokių minčių, pasidalinsiu būtinai su jumis. Te paded jums viešpats vat suprasti, jaustis gerai, keistis. Nuodėmė jau yra nuodėmė, esam visi apnuodyti. O priešnodis, kaip minėjau, gal taip ir nekaip skamba, bet vis dėlto iš nuodėmės mus tik išlaisvina kas? Kristus. Ką Kristus padarys laisvą, tas bus tikrai laisvas. O nuo ko mes norėtume būti laisvi? Ar taip, kad elgtumėmės, kad nieks mums nedraustų? Nu taip prisidirbtume baisiai. Man tai patinka būti laisvu, netgi nuo savęs paties. Nes aš visokį prisigalvoju. Dieve, išlaisvink mane, tai aš būsiu tikrai laisvas. Ir jums to paties linkiu, mėlyje, iki pasimatymo.